Po 2-3 metų kažkur kosmetikos gamybos pati pradėjau ieškoti, kokia mano vertybė. Tada grįžau atgal ir pradėjau ieškoti pati, ką išgyvenau, kaip tai pakeitė mano gyvenimą. Ir man susivienijo į tai, kad kaip veikla ir mąstymas pakeičia tavo gyvenimą. Ir man norėjosi įkvėpti daugiau moteris, darykite kažką. Nebijokite atrodyti kvailai, bet žydėkite. Žydėkite savo ir jauskitės gerai. Noriu parodyti moterim, kad tiesiog būkite savimi ir būkite laimingos. Nesvarbu, kas ką sako, nesvarbu, kas ką galvoja, nes tai yra apie juos. Tai nėra apie tave. Šiais metais pradėjau mokintis coachingą. Nes jaučiau, kad savyje turiu tiek daug, norisi išsakyti, išreikšti suprantamai, nenorint įdiegti mano išminties, mano patirčių, nenorėdama aiškinti, bet leisti moteriai padėti suprasti, kas yra apie ją ir kas jai yra svarbu. Galbūt ne tik noras padėti kitoms privedė mane prie šių mokslų, bet ir jaučiau, kad pati nustojau augti. Ar yra kokio amžiaus klientės būtent pas jūs ateina? Dabar jau tas amžius jaunėja, bet dažniausiai mano klienčių ratas yra maždaug nuo 30 metų. Grįžti į natūralumą, mąstyti kitaip, reikia nukristi žemai. Nes kad ir kiek gyvenime besimokytume, kad ir kiek kažko besiektume vieną dieną, tai kada tau nebėra tai iššūkis ir naujų žinių įvedimas į tavo gyvenimą ir tas iš naujų žinių to pasitenkinimo jausmo, kada nebegauni, kad tai atrodo kasdienybė, tu nustoji žydėti. Ir tarkim, verslo kūrime, kosmetikos kūrime, kaip ir jau atrodo, ateina kaip ir rutinai tavo gyvenimą ir tada klausi savęs, o kur toliau? Pati bandžiau būti savo psichologų, ieškoti ištisai savyje. O ką čia dar galiu pataisyti? Kur čia dar pas mane pakrypia? Gal su tuo padirbėti ir pagalvoji, ar tai teisingai darai? Ar tu nesi savo per griežtas, ar tu iš savęs per daug nereikalauji?